Įsitaisyk patogiai, gali atsisėsti, atsigulti arba likti pusiau sėdom. Dabar pažiūrėk aukštyn, giliai įkvėpk ir iškvėpk. Vis dar bežiūrint aukštyn giliai įkvėpk ir iškvėpk. Ir dar kartą paskutinį giliai įkvėpk ir su iškvėpimu nuleisk akių vokus, užsimerk. Pajaus, kaip atsipalaiduoja tavo akys, kaip atsipalaiduoja tavo veidas ir visas tavo kūnas. Nuleisk smakrą truputėlį žemyn, taip tarsi žiūrėtum per balkono turėklus. Tave apima nervinės sistemos miegas, tačiau tu nemiegi, tu tiesiog jauti be galo gilų atsipalaidavimą ir būtent šiuo metu tavo protas yra be galo imlus. Jis yra be galo atviras priimti naujus, gyvenimą keičiančius įsitikinimus ir yra pasiruošęs išgirsti ir įvykdyti kiekvieną tavo norą. O tu labiausiai už viską nori jausti pasitikėjimą savimi, nori jausti savo vertę, nori ją spinduliuoti ir nori, kad visi žmonės tavo gyvenime tą vertę taip pat pajaustų ir priimtų. Kad priimtų ir vertintų tave. Kiekvienas tavyje susikūręs įsitikinimas yra tik tavo. Ir tik tu tuos įsitikinimus gali paleisti, pakeisti, priimti ar perkurti iš naujo. Ir būtent dabar, besiklausant šio įrašo, tavo protas tai ir daro. Jis jau dabar kuria, įsidiegia ir įtvirtina naujus, pačius gražiausius, gydančius, tau palankius įsitikinimus. Tokius kaip kad tu esi nuostabus visatos kūrinys, atsiųstas į šią žemę su ypatingu tikslu – sukurti laimingą gyvenimą. Ir taip prisidėti prie pačios visatos grožio, praturtinti šį pasaulį savimi. Todėl žinoma, kad vien tavo egzistavimas yra fantastiškai vertingas, o tavo asmuo yra visiškai pakankamas toks, koks yra. Tu su džiaugsmu ir pasitenkinimu priimi teigiamus pokyčius tavo gyvenime, kurie jau dabar beldžiasi į tavo duris. Nes tu to nusipelnai. Vien dėl to, kad tu nusipelnai meilės, rūpesčio, laimingo gyvenimo, kuris kuriasi jau dabar. Pamatyk save visiškai ir tobulai, spinduliuojant laimę ir ramybę. Pamatyk savo veidą, laimingą, ramų, švytinčias akis. Mažytę pasitenkinimo šypseną. Pajausk tai savo veide. Išgyvenk tą jausmą. Susirask jį kūne ir pasveikink jį. Išjausk tai. Įsimylėk tą vaizdinį. Išmylėk jį į realybę.